Nu, tai aš tame nematau nieko blogo. Aš tai irgi nematau visiškai, matau kaip tik gražu. Jeigu leistų žemaitiškai, kabaryčių, tai kaprekals. Tai varyk, da. Kapinreikiai. Tas ausim klapnuot belektom. Čia dar reikia vertėjo. Tai va. Yra jau, ne? Jau, yra transliacija live, viskas. Laivas Čia mūsų live, ar ne? Ne. Ne, aš nežinau, kaip jūs taigi. Mes tiek internetu neišsipirkę gali užlūšti nulirovų. Lietuvos kaimukė nėra tiek interneto, kad laivas. Ne, tai pagalvokit, dabar pats darbo metas, tai jūs norit, kad visi mestų bliūdus, staklės ir bėgtų. Tai pamatyt, Kristina, iš karto užkištų. Iš karto sakytų, aš paskui valandžiukę padirbėsiu po, bet reikia pažiūrėti. Ne, ir savivaldybei mokymai vyksta, tai vaikus sustos ir savivaldybei darbas, viskas, ir seminarai sustos. Merą reikia pakviesti, kad pažiūrėtų. Pradėsi man tai. Labą dieną, Dzūkijos veido žiūrovai. Kągi, mūsų protinklalaidė su Vytautu ir Mantu grįžta į naują sezoną. Ir turime pačią didžiausią žvaigždę Lietuvoje, neabejotinai pati populiariausia Alytaus žmogus, Instagramo karalienė, seksi šmeksi brendo išradėja, blondė su geliku Kristina Meseger, pasitinkam! Nu, tai kuo tu čia prizirbai, kokio bieso intų Vilnių tu išvažiavai? Nu va, ką jau čia, vietos mažai, nu. Mažai, Alytus. Taip, Lenkiškai išmokot. Dzień dobry. Ar portugališkai, netoli ten nuo ispanų. Dar ne. Bet iš tikrųjų, nu, kas blogai, taigi čia pas mus žalias miestas, atstumai maži, visi žmonės pažįstami. Jo, atstumai jo, tie trafikai tikrai taip, bet pagrindinis dalykas tai mano mokslai, mano studijos psichologijos. Na, bet dieninė mane? Taip. O su geliku neprivažinėsi. Nu, daug ryja. Vos net 2 valandas į vieną pusę. O tai kaip jūsų padėlis tada? Tai Enrikė grįždinėja porą kartų per savaitę. Nu ir viskas. Ten viskas, žmonės viskas savarankiškai. Taip. Bet o kaip pats verslas? Mes kažkada buvom susitikę dar kaip... Jūs padėlis, kai tik pradėjo savo veiklą. Pradžioj, ar pasiteisino tas sprendimas Alytuje, būtent atidarytos 4 kortus padėlio, ar nu, taip, tik pramogai tas yra? Nu, aišku, nelygint nei su Vilniu, nei su Kaunu. Tikrai čia tų žmonių mažiau. Bet iš tikrųjų faina ta bendruomenė tokia. Tai tikrai žmonės patenkinti. O kaip dėl pačio biznio? Reikėtų iš tikrųjų daugiau įdėti darbo, bet kadangi dabar aš jau atsisakiau to padėlio, aš jau savo reikalais užsiėmus, tai Enrikė nemokėdamas kalbos jam sudėtinga vienam, tai reikėtų daugiau tokių žmonių, kurie, sakykime, ir vaikus daugiau įtrauktų ir ten visokius turnyrus darytų. Bet yra dabar, sakykime, patys žaidėjai, patys organizuojasi turnyrus ir tokia faina bendruomenė ir viską labai jie ten gerai prižiūri. Tai gal Enrikė galėtų susirasti mažiau populiarią kol kas tą nuomonės formuotoją, kuri užsiimtų padėliu. Tai žodžiu, tie piknikai savaitgaliais vis tiek dar vyksta. Nes tai būdavo ir padėlis, ir dar toks, nu, piknikėlis. Šiaip tai nežinau iš tikrųjų, kas ten dabar vyksta. Nuvažiuosit, žiūrėkit, bus viskas... Tai dar nuvažiuoti reikia, jau neras kur turbūt? Ne, viskas gerai, viskas ten vietoj. Bet aš nelabai jau seku, nes aš nespėju, neturiu tam laiko, bet žinau, kad organizuoja turnyrus ir tuos pasižaidimus ir dabar spalio mėnesį irgi bus. Tai jau tada aš irgi važiuosiu padalyvauti ir jau biškį prisimint. O buvo plėtkai, kad jūs tą verslą parduot bandėte? Jo, tai jeigu iš tikrųjų, jeigu rasim kam parduoti, tai tikrai parduosim. Bet dar nebuvo tokio kažkokio susidomėjimo labai konkretaus? Buvo keletas, kurie buvo atvažiavę ir ten taip jau klausinėjo viską, gal taip rimčiau, bet kol kas dar ne. Bet kai pamatė tą jūsų čekį, nuo kurio jūsų populiarumas prasidėjo, kad tiek mokėt reikia už šildymą, turbūt išsigando. Bet ten jūs miesto šildymas ten yra, kad 5000 už šildymą. Na, elektra. Ai, čia už elektrą. Taip, elektra, nes ten yra infraraudonųjų spindulių tie šildytuvai. Iš ko tu įdėkis eina?
O ten nėra, kad suvažiuoja su tom Teslom ir visi pasijungia pasikraut nuo jūsų padėlio? Ne, nėra ten kur krauti. Susimoka 20 eurų, pasikrauna už 50. Nu, lietuviai. Aš tai vis tiek noriu grįžti prie dabar, kas vyksta. Vis dažniau į skandalus su žmonėmis, su žinomomis moterimis besivilinti Kristina Messenger atskleidė. Kaip sakė pavardę? Messenger. Messenger. Jo, atsiprašau, atskleidė naują savo tikslą. Tai čia toks pavadinimas buvo. Aš, kai įvedžiau į Google, pirmojo antraštė buvo, kurią išmetė. Tai man iš karto klausimas toks. Jūs dar turite draugų? Na, žinai, sunkus klausimas ir sunku su draugais. Aš iš viso esu labai intravertė ir aš sunkiai žmonės prisileidžiu prie savęs. O iš tikrųjų, kaip išpopuliarėjau, labai nusisuko daug draugų. Tai labai gerai pasivalė aplinka. Paprastai tai atsisuka labai daug, nelabai Pas mane atvirkščiai buvo. Neatlaikė tos įtampos, ne jūsų populiarumo. Viskas. Pavydus buvo. Mes su Vytu tai galėtume būti tavo draugai. Tai gerai. Už atitinkamą mokestį tikrai, kad drąsiai. Bet iš tiesų, tai ta bendruomenė tokia, kur yra nuomonės formuotojai, taip vadinama, ir ten jie tik tais rodo kartais, kad žinoma nuomonės formuotoja ten sukvietė savo draugus ir tai yra kiti visi tokie nuomonės, taip vadinami formuotojai. Ir ten atrodo, vau, kokia draugystė, kokia meilė ir panašiai. Tai yra tik tais apsimetimas. Žinok, aš taip iš tikrųjų ir galvojau iš pradžių, kad kokie ten visi faini, kokie draugiški susitinka, ten visokie koncertai, vakarėliai, ten vieni kitiem padeda, taip toliau. Bet dabar pamačiau, kad ten pavydus šaršalas. Ten, mažai vietos pasaulyje, ką padarysi. Per greitai išpopuliarėjau ir turbūt per stipri konkurentė. Vienintelis atsakymas. O ten bendrauji su kažkuo, taip artimai? Yra su kuo bendrauji. Su kuo dar nesusipykot? Ne, neminėsiu, iš tikrųjų, su kuo nesusipykau ir su kuo bendrauju, bet ten toks, žinai, stiprus, kaip sakant, bulinimas vyksta, kaip mokyklose vyksta, tai taip ir aukščiau vyksta. Tai iš tikrųjų labai gaila. Nu tai. Bet toks gyvenimas. Jeigu nesi stiprus, tai ir neišliks ir neatsilaikysi. Esat stipri labai, taip, moteris. Tikrai. Tai dar užnugarį irgi gerą turiu. Palaikymą. O ko jūs norėjot būti, kai būtent tada, kai jūs, mokėtės ir reikėjo ten jau rinktis egzaminus 11-12 klasiai, tai tada dar nebuvo kalbų apie tokius nuomonės formuotus panašiai. Kas tada jums imponavo ir kokią profesiją, pavyzdžiui, jūs norėjote? Gaisrininkė, kosmonautė, pareigūnė, aš taip iškart galvočiau, kad pareigūnė, ar ne, nes tos struktūrose teko dirbti kiek būtent... Ar buvo tokia svajonė vaikystės, jaunystės? Ar visą laiką princesė? Tai žinot, aš atsimenu irgi kosmonautų norėjau būti, bet ir tapau. Tik tai ne toj srity. O štai jau kada realiai vertini savo tas žinias, kur kokius egzaminus rinktis, jau reali ta tokia svajonės, realus noras. Ne, iš tikrųjų dar buvau labai jauna, pasimetus, tikrai nieko nežinojau ir po mokyklos aš pastojau. Tai pas mane tikrai ten buvo chaosas galvoj. Bet kadangi aš draugavau su vaikinu, su kurio tėvai buvo teisininkai ir mane tiesiog pasuko tą kryptim. Ir aš stojau į teisę, nors ten tikrai net ne mano noras buvo. Nebuvo jūs... Ne, tikrai ne. Nelipo, netiko? Ne, visiškai ne mano sritis, aš esu kūrybinga, aš esu visai kitokia, aš pagal tuos kodeksus ir va taip, aš negaliu. Tai psichologija toks baras, kur labiau dabar... Čia jau man, čia aš jau galiu išsireikšti labiau. O, teisė ne, tikrai ne, ten tas sausas mokslas, tie visi įstatymai. Dabar jau perėjai per visas televizijas, turbūt per visas laidas, nes, aš net vakar prieš užmiegant, sakau, įsijungiam teleką, įsijungiam. Vėl aš. Ir sakau, palik, man reikia rytdienai laidai, gal kažkokių minčių bus, vėl rodo Messenger. Kuri televizija ar laida taip paliko geriausią įspūdį, profesionaliausią ir kurią galėtum pakritikuoti?
Ne, profesionaliausia, tai aišku, paliks Dzūkijos veidas. Ne, tai paliks. Ai, bendriau paliko, mesgi buvom patys pirmie atvažiavę padaryti. Taip, iš tikrųjų, jūs buvot patys pirmie, taip, dar aš tada taip bijojau. Aš visokių atmaskių prigalvodavau. Ai, ne, vėliau gal. Ten, tai mes tai ten. Aš atsimenu, kiek ilgai reikėjo sodinti, jo, aš taip bijojau, aš taip nenorėjau. O dabar tiek aplankius iš tiesų televizijos laidų apskritai dėmesio, na, kai atsidarai portalus, tai kiekvieną dieną, per dieną net kelis kartus būna straipsniai. Tai žvaigždžių lyga jau persirgot? Ne, aš net nesiruošiu sirgti. Pas mane daug žurnalistų klausė, ar aš sirgsiu žvaigždžių lyga. Tai aš sakau, o kas tai yra, kokie simptomai? Na, atseit, aš jau būsiu tokia mandra, ten pasikėlus ir taip toliau, tai tikrai ne man. Tikrai aš liksiu žmogum ir tikrai nenoriu būti ten kaip tie kiti žmonės. Ir man labai svarbu būti, nu aš esu iš vis paprasta, nuoširdi. Ir manęs... Kitos Kristinos Indrės visokios, ar ne? Nei pinigai, nei žinomumas tikrai manęs nepakeis ir aš tikiuosi duok Dievę, kad manęs tikrai nepakeis. Jeigu pakeis, apmėtykit mane kokiais kiaušiniais. O aš galvojau, pavyzdžiui, kai jūs kuriate tuos rilsus, tai ten dzūkiška ta kalba. Galvoju, na, jinai yra skirta kaip ir gal pietų Lietuvai, dzūkam ir panašiai. Tai viskas fainas, smagu. Nuvažiavus į jau respublikinius tuos TV kanalus, ten irgi jūs drąsiai kalbat dzūkiškai, nevengėt žodžių. Čia yra todėl, kad tiesiog iš savęs, ar tiesiog, kad norite dzūkišką išlaikyti. Ar jūs taip kalbat, ar jūs vis tiek įdedat šiek tiek kažkokių pastangų? Vaidybos, ar kaip čia pasakyti? Taip, tai aišku, ten yra vaidyba, aišku, ten yra mano personažas, bet man patinka tas. Man patinka ir aš įjungiu kartais tą ir... Jūs normaliai kalbėti mokat? Lietuviškai, ta prasme, dzūkų kalba yra labai super. Aš už tai, kad kalbėtume, aš kalbėčiau žemaitiškai, dzūkiškai, man nežinau, kaip jis ten galėtų kalbėti. Ebilė kaip. Tai va, tai, bet žodžiu, čia eina iš toks natūraliai. Tikrai. Šiaip jūs, kai bendraujat nei kamera, dzūkiškai irgi kalbat. Na, žodžiu, būna. Jo, būna nuo situacijų, jeigu kažką pajuokauti, kažkokį bairį, tai tikrai taip. Ir ypač aš mėgstu irgi savo video ir per savo storius irgi ten tokį biškį durnių įjungti ir tuose reelsuose. Yra kam patinka, yra kam labai nepatinka, nu, bet ašgi visiems neįtiksiu. Kiek teko matyti, tai net ir atsakot, o... Kartais taip. Ir labiausiai atsakote tuos skandžius komentarus. Tai čia su tikslu, kad dar labiau sunervinti žmogų. Na, šiaip tai jo. Ar čia psichologinės žinios ir... Jo, irgi praktikuojuosi. Praktikuojuosi irgi ir labai matau, kaip žmonės elgėsi, kaip jie masto, kaip jie atsako ir iš tikrųjų labai negatyvų žmonės. Tai toks ir mano tikslas - mokintis psichologiją ir šiek tiek pakeisti tą žmonių mąstymą. Ir vis tiek aš nepaliksiu savo klausimo be atsakymo, Vytas čia nuvedė. Apie televiziją. Nu gerai, tada šiek tiek jūs norit irgi tapti kažkokios laidos vedėja, bet dabar iš visų, kur perėjot, tikrai visus žinomiausius, ne, dabar tuos kalbintojus, laidų vedėjus perėjot, susipažinot, kuris toks jums labiausiai imponuoja, gal iš kurio norėtumėt pavyzdį imti, kuris paliko didžiausią įspūdį? Man labai patiko vakar. Tašiškinės 20, ten man labai patiko, nes jie tokie irgi prikolinė. O jūs vakar ir filmavote, ar vakar tik rodėte? Ne, vakar tik rodėme, aš jau filmavom jau senokai. Jau ir užmiršus buvo, taip. Jo, tai iš tikrųjų šita tikrai man laida patiko, tikrai mes skaniai pasijuokėm, aš ir vyrui dar irgi. Tai vedėjai Lavrinovičiai labiau patiko, ar tiek? Lavrinovičius, aš jau su jais buvau susitikus ne kartą, ne vienoj laidoj. Tai tikrai jie irgi faini ir Giedrius ir Džiugas labai faini, tikrai jie tokie. Tai labai man patiko. Tai nežinau, gal netgi sakyčiau, kad šita laida tokia jinai buvo linksma, tokia aš irgi ten ir taip sakant biškai. Jo, laisva, linksma iš tikrųjų, tai fain laida. Paprikolinau, tai... Ir to laidoj sakai kažkaip, kad Enrikė nupirks tau tą vietą estrados pasaulyje. Būsi dainininkė. Būsi dainininkė. Dabar... Lietuviškai... O kokį stilių? Džiazą, popsą, metalą? Ir lietuviškai... Popsą, tai pradžioje lietuviškai, o paskui jau žiūrėsim, jau plauksim į platesnius vandenis. O nenori pradėti nuo Eurovizijos?
Nu tai dar biski, žinai, reikėtų gal čia kokiam kaime padainuoti, žinai, viską, o paskui jau kilsim karjeros laiptais. Tie, kurie pradeda kaime dainuoti, tai kelkis Lietuva būna. Tai tik gulkis Lietuva. Ne, žinai, kaip dabar su šitais visais skandalais, mano vyras sako, brangioji, supras, kad tu iš karto pradėjai čempionų lygoje žaisti. Aš nespėjau net kojyčių apšilti žemai, mane iš karto įmetė į ten ir kapstykis kaip nori. Tai turbūt ir su dainavimu irgi ką, padarau vieną dainą ir varau iš karto į Euroviziją. Nu va. Paminėjot vyrą, o vyras nuo jūsų nepavargsta? Nes aš galvoju, tiesų tai tas dėmesys, viskas, tai jis nepavargsta iš tikrųjų. Šiaip tai jis buvęs politikas, jisai prie to dėmesio irgi pripratęs ir jisai viską labai supranta. Namie aš esu visai kitokia, aš esu... Nu, būnu ir rami, būnu ir nerami. Aš nematęs moters ramios, tai jau ir nemeluokit, kad būnu dar rami. Kartais. Tai, nu jau jeigu pavargsta, tai pasako, kad tu biškai. O Enrikė šiaip atrodo labai toks ramus, išlaikytas vyras eterį, bet mes žinom, taip atrodo, iš tų serialų, kad ten ispanai, nu, labai yra emocingi. Nu, tai va, o būna, kad jis namuose pradeda rėkti, mosuoti rankom, būna. Daužo indus. Ne, indų nedaužo, bet... Ne, tai palauk, indus ne priklauso daužyti. O nesako, kad jūs... Žinok, iš tikrųjų, jeigu būtų kažkoks konfliktas, tai greičiau jisai daužytų negu aš. Tai nesako, kad jūs esat karštesnio kraujo nei... Ne, šiaip tai jisai karštesnio, aš buvau anksčiau karšto kraujo, bet vėliau ir su amžiumi, ir su mano visokiais psichologiniais kursais aš save kontroliuoju. Ramiai. Taip, aš labai ramiai. O jisai labai karštok, taip. Tai matot, kaip atrodo, ne, iš tikrųjų. Atrodo atvirkščiai, ne, aš ten išprotėjus, o jisai ramus. O iš tikrųjų ne. Bet būna, kad abudu jau nesivaldot vienas kitą ten, kad įsisiuntinėja, esat? Labai retai, kad aš pratrūkstu. Retai, aš šiaip tai... Išsikraunu socialiniuose tinkluose, tai ko tai namuose ardytis. Su kitais. Kam namie? Jo, išsikraunu su tais, kur komentarus rašo ant barščio, ant visų kitų. Turi ką veikti. O randat laiko muzikai paklausyti? Nu, va, jeigu norit būti dainininkė, patinka jums ta muzika? Gal rašot poeziją? Oi, tu ne. Mėgstamiausias atlikėjas lietuviškas. Ar atlikėjas? Turbūt Jessica Shy. Jessica Shy. Tai jūs irgi trypėte tą stadioną? Ne. Ačiū Dievui. Ne, žinok, aš neatsimenu, turbūt gal kai buvau paauglė, paskutinį kartą buvau koncerte. Ne, neinu. Neinu, tai kodėl tos masinės nepatinka masiniai ar aplamai tas? Jo, ir dar jeigu dabar eičiau, taigi ten mane užtausytų, nesgi prie manęsgi eina žmonės fotkintis. O jūs pastebit, kad aš vieną kartą mačiau jūs prekybos centre viename Alytuje atvažiavot ir įėjot su vyru į tą prekybos centrą. Tai net kasininkės ir tos metė darbą, atsisuko žiūrėt, kaip į jūs. Tai... Rita, jeigu tu pats prisipažįsti, kad akis įsproginę žiūrėjai, kur įvaina, kas tada... Nežinau, nemačiau. Aš tada ėmiau kaip tik vežimėlį ir jūs praėjot ir sakau, ir tada aš labai stebėjau, kaip aplinkui reaguos. Jo, nes man buvo įdomu, iš tikrųjų, ar žmonės atpažįsta, ar, na, kiek iš tikrųjų, pažiūrėjau, aš Alytuj yra žinančių, kas čia per personą vaėjai. Tai aš sakau, net kasininkės. Tai pastebėt tuos žvilgsnius? Oi, tikrai. Labai, labai. Bet lietuviai gal ne taip kaip ten pietiečiai, jie nepuola ten gal fotografuotis ir panašiai paaiškinti gyvenimo tiesų. Jo, jie šaltesni lietuviai, jie ten pasižiūrės, gal susikuždės, taip vienas su kitu sakys, va, žiūrėk čia šita blondė. O kiti tai iš tikrųjų labai draugiškai prieina, aš netgi ir sakau per socialinius tinklus, kad jeigu aš jums patinku, jeigu jūs norit ir mane matot, būtinai prieikit, pasisveikinkit, pasikalbėsim, nusifotkinsim viską, tai aš kaip ir skatinu, nebūti tokiem uždariem ir šaltiem. Na, šiaip galėtum būti, pavyzdžiui, vyrų tokios moters, prie kurios eina, paskui fotografuojas. Tai aš galėčiau. Jeigu ne aš ar ne, tai visą taip. Nepavydė, tikrai nepavydė vyras? Ne, vyras nėra toks pavydus. Ar sutartį yra šitą vidybiniais pavydėti negali? Jo. Bent jau moka tą turbūt, kaip ir susitvarkyti su tuo.
Tai manau, kad viskas ten gerai, aš irgi nesu labai... Nes čia labai, dar labai viskas karšta, tai viskas sprogo. Iš esmės turbūt nežinau, ar mes matę ten tokį precedentą, kad šitaip greitai per 2 mėnesius, toks vis tiek tie nuomonės formuotojai po truputį ten 1000 po 1000, nebuvo, nežinau, buvo Cesiulis su gaisru. Aha, tikrai, populiariausias žmogus Lietuvoje, labai. Buvo. Tai Alytus moka Alytus padarytas žvaigždės per vieną naktį. Matai. O per naktį, vakarais turit laiko, kada su Enrike filmų pažiūrėti? Jisai žiūri filmus, o aš ne, o aš užsiimu savo... O jie kuria filmus. Jo, būtent. Jisai net ir sako, aš kiek įsijungiu teleką visur tu, sako, galime palisėti kažkaip tai. O kas filmuoja iš tikrųjų? Manęs 3 perėmsi geriau. O kas filmuoja? Tai ir vyras filmuoja, ir pati filmuojuosi, ir kažkada tai buvo teta filmavo, pačioj pradžioje. Geras. Ja. Žodžiu, įdarbinti visi yra. Visi, jo. Tai jūs taip einat per miestą ir 3 su telefonu. Paskambinat giminėm, atvažiuojame svečius, taigi, ne, mes išvažiuojame ir kaip tik čia susitarę, galvoju, jas atvažiuos, reiks filmuoti čia mes. Ne, jo, yra iš giminės tokių, kurie kategoriškai ne, į jokį ten kadrą, kad nepapultų, o yra, kuriem patinka. Esi baigus teisės studijas, tai dabar tokio teisinio klausimo norėčiau paklausti. Konsultacijos. Užsirašęs esu. Kaip išvengti mokesčių. O, čia man irgi būtų labai įdomu. Vedybinė sutartis automatiškai nutrūksta, kai Kristinos Meseger kūno svoris pasiekia... Taip. Kokį svorį? Žinok, nežinau, dabar tai mano 50, tai jeigu jau būtų kokia 60, tai jau būtų ragas. Viskas nutrūksta, visi milijonai. Viskas, prarašiau visus milijonus. Visus 20 milijonų. Ai, taip ir aš tą 20 gaunu. Ne, čia su tai 60 milijonų. O iš kur jie atsirado? Čia atsirado iš Reelso, bet iš tikrųjų žmonės yra tokie kvaili, kad jie tiki tuo, kad tie 60 milijonų iš tikrųjų yra realus dalykas. Tai tebūnie. Tegu tiki. Dievulio duokim sveikatos. Tai žodžiu, mes dalinsimės tuos 60 milijonų, nes čia reikia tiek metų. Ten buvo toks video, kad... Tai kitais metais šiandien vienas bus milijonas. Jo, tai sakau, kitais metais bus 61 milijonas. Tai mes dalinsimės su vaikais į 3 dalis, tai man 20 milijonų. Super. Gal dar... Su tuo sveikina mane. Brangus organai, reikės. Ar dar turit planų kažkokio Alytuje, ar jau viskas? Aš Alytuje tai tikrai ne. Enrike tik tai, ne? Tai jo, tik tas padėlis, bet šiaip tai jis irgi nusivylė labai aplamai Lietuvą ir visokiais... Kodėl? Pavyzdžiui, kad ir dėl to padėlio, ne? Tai lietuviai nemėgsta padėlio? Ne, dėl to, kad... Net mėgsta, bet net tiek. Ne, kita prasme, kad jisai atvažiavo užsienietis, nori investuoti ir nieks jam nieko nepadeda ir dar durą stumia. Oi, tai pas mus kreipėsi, mes padėsim. Atidarėm tą klubą, iš tikrųjų ten nebuvo to vandens, reikėjo ten laukti to vandens 1,5 metų, tai ir čia normalu, 1,5 metų laukti, kol atves vandenį. Ir ta prasme irgi ten ir pas merą prašė pagalbos ir ką, nieks nieko nepadėjo. Tai gal pačiam reikėtų į merus ir tada... Tai lietuviai mėgsta tokius svetim... Kaip čia? Atėjūnus, buvom ir Seimo narį. Ir turim dar vis, kuris nealytiškis išsirinko, tai gal ir merą išrinktų, pavyzdžiui, iš kitą tautį irgi. O, jesu, tada jau būtų linksma. O domitės politiką? Nežinau. Nesidant, balsuotais Seimą? Ne. Nereikia. Man visiškai neįdomu, savo turiu reikalų. Gerai. Apie teisę viskas baigiai? Apie teisę aš baigiau. Nenori daugiau. Kaip nuomonės formuotojas pristatoma. Bet kokią nuomonę formuojat? Aš galvoju, būtent ar tą, kad į viską žiūrėt taip atsipūtus, ar kaip? Nes man apskritai kyla klausimas, kada pristato žmogų kaip nuomonės formuotoją. Man irgi žinau. Aš galvoju, ką tai? Aš suprantu, žinau vienintelį tokį jau, gal sakyčiau, nuomonės formuotoją, tai yra Stano, kuris tikrai po kiekvieno tokio aštresnio kokio nors įvykio parašo savo nuomonę. Tai čia suprantu, jis išsako aiškiai ir suprantamai. Bet dabar galvoju, kokią nuomonę jūs formuojate? Man irgi tas nuomonės formuotojas labai toks keistas pavadinimas. Nepatinka man jisai iš tikrųjų.
Tai jeigu tu ten tikrai pardavinėjai kažkokias šmutkės iš AliExpress, tai koks tu ten nuomonės formuotojas? Tai yra mados formuotojas, gal sakyčiau. Jo, bet ten... Bet čia ne formuotojas, tai yra veikla, tu arba reklamuotojas, ar pardavėjas, ar... Bet vis tiek jie vadinasi irgi tie influenceriai. Taip, jie visi vadinasi. Tai pas mane yra blogas gal. Tikslas su psichologija, kad padėti žmonėm ir keisti jų mąstymą. Tai va šičia va suprantu, ne, jau būtų... nuomonės formuotojas, kad kažkokį pavyzdį rodyti, kaip daug kas sako, kad aš rodau blogą pavyzdį, nes mane labai daug jaunimo seka. Kuria prasme blogą? Kad atseit aš susiradau turtingą seną vyrą ir čia, va, tipo, aš nieko neveikiu. Ir va taip, va, aš mokinu, sakykime, jaunas merginas taip daryti. Nu, ne. Kas dažniau rašo, vaikinai ar tai turbūt vaikinai, tie, žinai, kurie nieko negali pasiūlyti, tai taip ir rašo. Žodžiu, nuoskaudos skaitinat. Tai va, o aš visada buvau... Aš turiu ką pasiūlyti, aš nerašinėjau. Tai, o šiaip jaučiat, labai man įdomi tema yra, ar tie žmonės, kurie turi didelį būrį sekėjų, ar jaučia atsakomybę dėl kultūros socialiniuose tinkluose formavimo. Dėl tų pačių, kad patyčių būtų kuo mažiau. Nes aš įsivaizduoju, kad visa tai kaip sniego gniūžtė. Ritas ir didėja. Jeigu, pavyzdžiui, Stonkus ten, sukdamas video naudoja keiksmažodžius, patyčias. Tai ar Katleris ir panašiai. Ir būtent tokie garsūs nuomonės formuotojai. Jie iš karto užprogramuoja, kad tos patyčios sklistų kaip tas sniego gniūžtė. Tai man čia nenormalu. Ar jūs tą jaučiat? Nes aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tiek Stonkus, tie su savo video kai kuriais peržengia ir tai yra net šlikštų, sakyčiau, jie paskatina patyčias tarp paauglių, tarp vaikų. Ar jūs kaip nuomonės formuotoja, aš labai prieš. Bet jaučiat tą atsakomybę, kad iš tikrųjų turit prisijimti ir rašydama ar keldama kažkokį video, jūs iš karto suprantat, jog bus ir grįžtamasis ryšys. Taip. O koks jis bus, kaip lietuvių liaudies patarlė sako, kaip šauksi, taip ir atsilieps, tai priklauso nuo to žinutės. Tikrai taip ir tikrai matau ir nesitikėjau, kad iš tikrųjų ir mane taip galėjo užpulti ir taip pasityčioti, kaip jau ten buvo. Ir kitos ten žvaigždės, sakykime, aš esu labai prieš reklamuoti ten kažkokį alkoholį ir kažkokias patyčias ir ten rūkyti ir negražiai kalbėti, ten keiktis. Jo, mane irgi, sakykime, man irgi kažkas ten kokio nors rusiškai kažkas išsprūsta, mano mama irgi mane nesikeik, nerodyk taip, negalima. Paskui, sakykime, irgi reklamuoti kažkokius ten kazino. Nu, come on. Na, bet čia gal tokie, bet aš sakau, būtent kai yra tyčiojimas ir... Nu, tai taip, tai dabar pasižiūrėk, kaip čia dabar viskas, ne, kaip iš manęs buvo. Palauk, kad Kristina kiekvienam postė tyčiasi, pavyzdžiui, iš manęs, o tuos turtingus, visus prabangius rūbus daiktus keldama, žinai, kaip aš jaučiuosi prastai. Tai tu susimotyvuok geriau ir irgi siek kažko. Ištyčiotas. Man tokiai, ne piniguose laimė. O jų kiekiai. Taip, labai teisingai. Ir antroji pusėje. Iš Ispanijos. Tai iš tikrųjų, koks esi tą pritraukė? Tai viską reikia pradėti nuo savęs gyvenime keistis, jeigu kažko nori. Tai tu nepavydėk. Ir nevaryk ten su tais negražiais komentarais, o tu susimastyk. Gerai, vis baigiu, daugiau nerašysiu. Aš tikiu, kad tu rašai. Iš tikrųjų, dabar jau yra ir daugiau tokių žmonių, kurie, sakykime, parašo Enrikiai ir ne tai, kad jau ten stumtų ant jo, o sako, nu tu verslininkas, čia viską, čia tau, čia tiek pas tave tokia patirtis, patark, ne? Patark, kaip kažką pasiekti, kažkokį biznį padaryti. Tai va šičia va. Va taip variai. Bet jis kažką ir pradėjo, ne? Jo, jis pradės kursus, kadangi labai daug žmonių klausia, pas jį patarimų, nu tai jisgi negali ten, ne, patarinėti, sėdėti irgi 24 valandas, tai jisai padarys tokį nebrangų kursą ir kur galėsi prisijungti ir jisai pasako savo visą patirtį, duos patarimus, tipsus ir prašau, imk ir naudokis, o ne sėdėk ten ir hating. Jūs labai daug su Enrike keliaujate, taip? Yra tokia šalis, kur buvo wow, kuri paliko didžiausią įspūdį? Dubajus. Norėčiau ten važiuoti gyventi.
O tas vienas patiekalas, koks pats skaniausias tau pasaulyje, kurį valgiai? Ten, kur buvo, kur tas kepsnys? Dzūkų bandos. Nežinau. Gal bulviniai blynai kokie? Ne, šiaip tai aš valgau sveikai, tai tokių visokių bulvinių aš tengiuosi nevalgyti. Tai ten ir visokios žuvytės, jūros gėrybės, nu sveikai. Taigi nenoriu prarasti, ne? 20 milijonų. Palikimo. Bet alkoholio, tabako su Enrike nenaudojat? Aš tai nerūkau. Jo, kartais vyno ten prie kokios vakarienės, bet aš labai mažai. Tikrai ne taip nusitašau ir paskui ten mirštu sekančią dieną. Žodžiu, komentarų ar postų neparašysit tokių, kur paskui kitą dieną reikia ištrinti? Ne, tikrai ne. Tikrai ne. Gerai, bet kaip viską gali sau leisti, ar dar teikia džiaugsmo kažkokių materialinių dalykų įsigijimas? Nu jo. Teikia. Taip. Nu, kaip gali neteikti? Kad ir ten kokia, žinai, tarbečka. Tik moteriai, kiek spintų turit? Daug, žinau. Pas mane tai labai didelė ir labai ilga spinta. Žodžiu, ir dar viskas netelpa. Bet ilgai laiko tuos daiktus, paskui kažką tai atiduodu. Jo, atiduodu. Kam atiduodu, kaip gauti jūsų daiktų? Vinted naudot? Vinted? Ne, tai aš nepardavinėjau, aš atiduodu. Tai kas pirmas ateina? Ai, nu jo, visai būna, kažkam tai atiduodu, tai ten kažkam iš savų, ten tai kokiai tetai, tai ten paskui kažkam tai išdalina. Galite užsirašyti, kai geliką išmetinės, aš pirmas stoju prie durų. Taigi ten feikas tas gelikas. Tengi žinok, nuomotas. Šitas. Nuomotas, nebūna gimdančių gelikų. Viduigi ten Toyota Yaris, tai kam to? Ne Priusas? Ne, Yaris. Na, supratau. Aš įsivaizduoju, kad jūsų darbas yra vis tiek socialiniai tinklai, ten vis tiek sekat tas tendencijas, kaip dar labiau patraukti, nes tu pasieki kažkokią tą ribą, sekėjų, visą kitą, ją reikia po to ir išlaikyti. Sudėtinga. Na, aš įsivaizduoju, kad auginti yra labai sudėtinga, nes, na, tiesiog žmonių yra tiek, kiek yra, ar ne, Lietuvoje ten ir panašiai, tai išlaikyti yra tada jau didžiulis tikslas. Bet kad išlaikyti reikia nesikartot. Tai čia didžiulis yra iššūkis, ten toks darbas jau. Jo, tai kad, sakykime, aš į kažką lygiuočiausi čia Lietuvoje, tai tokių nėra. Nuo pat pradžių, kaip aš pradėjau tą, man nebuvo į ką lygiuotis. Ir būti kaip kažkas, tai, sakykime, Lietuvoje, aš norėčiau būti influencerė, kaip va šita ten, ne, Zosija. Tai man tokių nėra Lietuvoje. Ir šiaip tai aš noriu biškį tokių didesnių mastų prapopuliarėti ir paskui... Tai dabar jau tarptautinis vandenis. Taip, ten anglų kalba, sakykime, arba ispanų kalba. Pas mane yra nuo Rusijai įrašyta 1 milijonas sekėjų. Sekėjų. Supratau. O Lietuvoje turi kas nors 1 milijoną? Ne, bet, sakykime, aš kažką tai ten googlinau, tai yra gal pora lietuvių, bet jos ne čia gyvena. Aš spėčiau tik apie kokį Domantą Valančiūną. Ir matai, bet net moterų net nežinau. Įdomus man dalykas, kokį keisčiausią pletką apie save esat girdėjusi? Nes apie jūs tiek sklando įvairiausių gandų ir aš manau, kad ir jūs pasiekė. Tai koks keisčiausias jums? Kur juokas suėmė arba wow. Nu tai jo, sakykime, iš tokios labai neteisybės, ne, tai kaip aš dirbau kalėjime ir aš ten nešiau kokius narkotikus arba telefonus. Nu tai va čia tai visiškas absurdas. Ai, net šitai buvo. Jo. Ir yra ten, žinok, gal yra kokie, nežinau, ar ten vienas ir tas pats žmogus su daug akauntų įrašinėja tą patį per tą patį. Bet taip, man kiekvieno posto net po kelis. Žodžiu, bando paversti tai teisybę. Nu, turbūt gal įtikinti, bet ten jau tokie ligoniai, jau ten visiškai, ten paskui mes jau kartais jau ir užblokuojam tokius, šiaip tai mes neblokuojam tų heiterių, nes jie labai man gerai kelia reitingus, tai viskas su jais gerai. Bet jeigu tokie jau labai ligoniai, tai jau jų labui jau tiek to jau užblokuosim. Bet tokių ten būna jo absurdų prirašo, kad... Nebuvo, kad Enrikę parsivežė ten kažkur radus gatvė ir jūs iš tikrųjų jį išlaikot, visi neturi centą. Samdot kaip filmuotoja. Dirba man. Taip. Įdomi. Na, aš manau, kad kaip bebūtų, socialiniuose tinkluose visada yra dar užsislėpusių tų žmonių. Ar tenka kartais galbūt pastebėti, kad kažkas po
paslėptus, išgalvotų vardų iš jūsų žinomų žmonių, pažįstamų rašo. Jaučiat, pavyzdžiui, pagal braižą, pagal draugų, tai, kur netgi galbūt kanda ten, kur žino tik tais tam tikri žmonės. Yra tokių. Yra tokių, kurie tikrai susikūrė feikinius accountus. Ir rašo, iš tikrųjų, rašo tokią informaciją, kur tikrai ne kiekvienas žinos, ten kažkokie irgi Zosija iš Plungės tikrai to nežinos. Tai iš tikrųjų, tai kaip turi atsirinkti ir iš tikrųjų ir tuos draugus, tą ratą ir turbūt net ir pačią šeimą. O jums reikia draugų? Ne, žinok. Man labai gerai vienai. Dviese. Ta prasme, pirmiausia, tu turi gerai jaustis vienas. Svarbiausia, tu atėjai į pasaulį vienas ir viskas, tau niekas nepriklauso kitas žmogus. Mes su vyru iš tikrųjų esam ir pora, ir geriausi draugai. Ir mano vyras irgi. Jis sako, paklaus pas mane, kiek pas mane yra draugų? Sakau, kiek? 0. Bet čia gal, kai turi pinigų ir neturi. Aš tai sakyčiau, 60 milijonų. Geriausi draugai mano. Taip, jis ir sako, geriausias mano draugas yra 1 euras mano pokete. Taip, gal ir geras požiūris. O dar kažką dabar planuojat nusipirkti brangaus? Ne, tai mano vyras tikrai nieko investuoti čia nesiruošia daugiau, nes jisai nusivylė labai visą šitą politiką, pradedant čia nuo Alytaus. Tai tikrai ne. Tikrai mes ten nieko daugiau nestatysim, dar galvojom kažką gal ir kokį padėlio klubą Druskininkuose, bet ten irgi, kaip matom, kad labai jau... Bet čia iš jūsų dabar, meras... Kalbų, ar jūs tas Vilnius irgi turbūt tik tarpinė stotelė ir... Ar Lietuvoje apsitai liksit, klausimą? Ne, kad visam laikui tai tikrai ne. Mes dabar čia dėl to, kad aš mokausi. O kiek dar liko? Tai jeigu su magistru, tai 4 metai. Tai dar spėst kažką, dar padainuoti ir pavaidinti. Tai aš manau, dar čia prisivaidinsim daug. Žiūrėsim, kaip čia bus. O gal man truks kantrybė ir sakysiu, važiuojam. Čertavai babuškai. Ir mokslus galėtumėt mesti? Pasižiūrėsim, žinai, tu planuoji, Dievas juokiasi, tai nieko negali iš tikrųjų žinot, kaip čia bus. Kalbant apie tos 60 milijonų, apsitai apie milijonus, buvo toks serialas Ir turtuoliai verkia. Ar teisybė? Taip, žinoma, tai mes irgi žmonės. Visiems žinok, atrodo, kad mes, kažkas tai wow ten, kosminio, ne? Žinok, mes einam į tualetą negelytėm. Tai pačiai kaip visi žmonės. Einu savo. Va, tu matai. Ką, Kristina, ačiū labai, kad užsukot pas mus ir linkim, kad jūs niekada neverktumėt, bent būdami Lietuvoje. O Ispanijoje, kai pradėsit verkt, grįšit vėl pas mus. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū jums. Ačiū.